sveiki. Atvykome į Kuršėnus, į Street lygos etapą. Šiandien dalyvausim tik Street lygoje, nes palei grafiką nespėjom nei į Semi Pro, nei į Pro lygą. Tai aš, Mindaugas ir Simonas dalyvausim visą komandą Street lygoje. Tai dabar pradėsim treniruočių sesiją. Nusiteikimas kaip ir neblogas, gal biškį anksti kėlėmės, tai dar toks miego trūkumas, reiks įsiblaškyti. O ateina lietus, bet kažkaip jau lietus gal nebe pradeda gazdinti, jau esam pasitreniravę, gal ir visai laukčiau lietaus. Tai pažiūrėsim, ką turėsim, tai dabar pradedam treniruotis. Pjaunam nuo ryto, bet tik reikia atsibus. Tai paskutinis, sakiau, suvažiuosiu ant kvalo, tai suvažiavau. O taip tai, ne, iš tikrųjų pasibandžiau ir aštriau, ir lengviau, ir šiaip tokį pusę gazą visaip išsibandžiau. Apsisuk pasibandžiau kelis kartus. Ką daryčiau, jeigu apsisukčiau, tai va viską išsibandžiau. Be komentarų. Eik tu savo, aš ten būsiu kitais metais. Pro lyga. Nu ką, prasidėjo mūsų varžybos, pradėjom nuo treniruočių, suvažiavom pirmą treniruočių sesiją. Dar tokie neatsibūdė iki galo, tai turėjom rimtą pasiruošimą. Dabar eisim į briefingą, pasidiskutuosim, pasišnekėsim ir bandysim dar vieną treniruočių sesiją suvažiuoti ir pilnai pasiruošti kvalifikacijai. Tai laikom kumščius ir tikimės, kad seksis geriausiai.
suvažiavom antrą treniruočių sesiją, tai iš tikrųjų gavom taip kažkaip kaip per snukį, tik 2 kartus suvažiavom iš kokį 12, tai kažkas susidaužė, galėjo tą mašiną pasukti realiai toliau nuo žalyno, 4 vyrai ir viskas, būtų ją pakrovę, būtume treniruotę pasidarę, o dabar stovėjom visi, pralaukiam, kol tralas atvažiuos ir tiek, žinai, tai realiai nesu užtikrintai pasitreniravęs, bet, tą trasą žinom, kaip suvažiuoti, tai aišku, norisi tik ant aukštų balų suvažiuoti, tai va, gal tik dėl to gaila. Bet dar ne vakaras, dar nepradėjom kvalifikacijos, tai matysime, kaip seksis. Tai normaliai. Ką laukiam kvalifikacijos, ne? Taip. Labai laukiu. Ir taip arba šiandien lėkiam į namus, arba laukiam rytojų. Greičiausiai lauksim vis tiek rytojų. Tai turim laukti rytojų, nesąmonė. Ne dėl vienos dienos atvažiavam, nesvarbu, kad nors šalia gyvenam, bet žinai vis tiek. Ką žinau daugiau kaip tau? Būsim abi dienas, iškrisim, neiškrisim jokias. Jo. Bet tokio atveju. Tai daugiau nežinau, visai sėkmės, normaliai susivažiavam, priekinį buferį biškį pažeidėm, bet, kaip sakoma, nėra amžinas stiklo audinys, ilgai nelaiko, tai laukiam kvalifikacijas ir tikimės kuo geresnį rezultatą. Važiuosim kaip išmokom, 9 esam kvalifikacijai, pradedam, tai yra 9 vietoj, tai matysim kaip čia seksis. Vėl norėčiau link 90. O ką turėsim, matysim, nes čia bus aukštas perėjimo balas, tai 80 jau čia turėtų būti minimum. Jeigu mažiau 80, tai tikimybė, kad nebepakliusim. Tai reikia bandyti iki 90 atimti. Yra reikalų. Reik mašinos rytoj. To iššausim bairiukų. Neturim? Neturim? Iš kur gaut? Nežinau. Einam, ten. Eik pirms. Labas. Yra reikals toks, rytoj nori Simons Semipro sudalyvauti ir norėtų gal mašiną įsinuomoti, tai manoma būtų Semipro lygai. Labai norėčiau jums padėti, bet užsiregistravau pati dalyvauti. O antros neturiu. Atsivežu. Nepersigalvosi per naktį, ne? Gali būti visko. Bet negaliu dabar Jeigu pasakyti. šiandien pavargsi, tai gal nori va, bičiulis važiuoti Semipro, nes su kompakčiuku nepavilk, žinai. Jie bus šiek tiek prie babkių, žinok, yra, tai čia drąsiai, ten šauk 10 štukų ir... Ne, aš suprantu, bet tiesiog aš nežinau. Dabar kol kas yra nuotaika, kad gal važiuosiu. Jeigu pasikeistų kažkas, tai aš informuosiu. Kaip? Dar lygiai teks ateit. Galėsi žinutę. Baigsis važiavimą, ateisit. Tai ką čia, žinai, žinutėm neįsinomusi turi ateiti su pinigais. Arba reikia į Facebooką Girdi Drift bendruomenę parašyti. Eik, tu ten triperį Bet paėsi. aš nevažiuoju. Supranti, kad trasa pavojinga. Mes taigi čia treniruojamės ir vienu žodžiu ir su mano mašina jisai važiavo čia sykį į kalną. Nes aš čia pastai treniruojuosi iš tikrųjų. Tai mes jau žinom, kas yra kalnas. Ir matai, krekžė, tai turi būti ketvirtadienį puikios būklės. Pakalbėsim dar. Teisimės, da manau. A jūs ir su kamera dar? Nu gražu. Audriau. Dar svarbių planų. Grįžtam atgal. Toliau derint reikalų. Čia ganėtinai rimti reikalai. Vis tiek mes turim kažką iššautą, nemindė. Reik. No. O gal ir nupirkt galim, ką? Nu, jeigu patiks, sulėksi. Pirkt nebereik. Kaip sakoma, žinai, keli žodžiai tampa realybė. Tai gali būti visko. Gerai, varom į kvalą.
žodžiu, suvažiavom antrą kvalifikacinį. Nu kaip, dabar esam treti, surinkau 83, norėjau kaip visada bent 90, nes tikrai čia galim. Šiek tiek korekcijų porą pasidariau per stiprių, kurios buvo pastebimos akivaizdžia akim, o dėl ko jas padariau, dėl to, kad važiavom antrą ratą, pralaukę valandą laiko, antrą kvalifikacinę, nu tai viskas, kojos atšalo, rankos atšalo, nebejunti to mikro švelnumo, tiesiog grubiai paspaudžiau stabdį, pritupė mašiną ir numinusavo. Nu, 83, nėra blogai. Gazdinai. Nu ką, Megalius, labas rytas. Nu ką, šiandien stryto treniruotė ir poilį pakliuvom į top 3-2. Tai bandysim šiandien pakovoti, nusiteikę, išsimiegoję iš tikrųjų, pailsėję, nuotaikos geros, laukiu gerų kovų. Tai va, žiūrim kaip seksis, palaikom. Bandė paspausti strytę, o kaip strytę spaudži, tai nespaudžio, nudaužė. Tai 2 kartus nudaužė, vos nuo kalno nenulėkiau. Tai žiūrim, suvedimas pabėgo, dar visokių tokių smulkmenų. Žiūrim, kad viskas būtų gerai, nes toj važiuosim porinius. Aplamdėm mašiną. Sankabas nebėra. Bandysim treniruotis be sankabas dabar.
stačiaus gaučiau varžovą, dinga rankinis, iki pat galo rankinis, opa, žiūriu, nėra ką daryti, su koja sužaidžiau visą trasą, negalėjau atsimėti su rankiniu, tai žaidžiau per sankabą ir sustabdžiau. Ir nesiminčiai irgi užbaigiau grinai be rankinę, tik sustojau, kur verdiktą davė, kad laimėjom. Žiūriu, vėl rankinis atsirado, bet čia jau tą turim nuo Šiaulių. Šiaip visada gerai buvo, šiandien treniruočių pasidarėm valandą su virš. Seniau, visiškai ant nulio buvo, išsigandau. Ateinu, belio kokiu greičiu negaliu statytis į kampą. Iki nulio ėja. Visiškai. Bet taip nėra buvę. Šiauliuose buvo, kad biški įga, o dabar iki nulio dinga, kai atjungtų kas nors iš razetės. Čia ką tu darai, buvo iki Ričiaga. Karočią iki kiaušų. Visa. Net nėra tai buvę, kai nukirps trosas būtų. Dabar tai, dabar ką tu darai idealiai, tai variau iki pat tos linijos. O eik tu savo atskambinu, žiūriu, nėra rankinę, ką daryt, su koja per sankabą išsivarčiau. Valandą su virš variau vakar, belė kiek variau, idealiai viskas buvo. Dabar pasistatėme į jo duris, dinga rankinis. Street lyga taip remi, ką nuo kalno nori numušti. Tai gerai, kad Demkinis link žiūrė. Ir dar plus per treniruotę, ne per kada turim parodyti rezultatą, o per treniruotę. Tai ką čia? Jo, tai čia kai lupa, tai, bet tu čia nieko nepadarysi. I'm the man, I got plans, fit the bourbon in my hand that'll make it change its stance. I'm like in advance and I rarely have a chance, rather mitigate the risk, keep my eye up on the bands. I'm like, I'm just saying to the land, cause I'm like behind the band and my coin from Japan, but I'm running like I gal tiek kiek stovėjau, gal nukritas slėgis padangos. Taip, užsilokinau 2 kartus, kad net vairą normaliai neišėjo atsuk. Vos neapsisukau 2 kartus, visiškai kažkokia nesąmonė gavos. Tai va, iškritom, į top 8 nepakliuvom. Nu ką, toks, sakykim, visai geras tas savaitgalis mums nusisekė. Nu, ne visiems nusisekė. Saimonas su Mindaugu iškrito Street lygoj. Aš pakliuvau į top 3-2 ir iškritau top 8 kovoje. O Mindaugas, kadangi vakar iškrito, pradėjo dalyvauti Semi Pro lygoje ir šiek tiek susiduria su sankabos problemomis, tai jeigu išsispręs, spėsim į kvalifikaciją.
į Semi-Pro, Mindaugas su savo mašina. O apibendrinant, galėtų klaidas gal pasakyti porą žodžių. Iš tikrųjų tai neturiu daug žodžių, viskas. Vakar taip buvo pusėtinai, vakar atrodė, kad gal nebuvo visiškai mūsų diena, bet šiandien nuo pačio ryto atvažiavom, buvo nuotaika, puikiai važiavimai, klostės tobulai atrodo. Nu ir viskas taip pat klostės iki top 8. Top 8 susitikom su Edvinu Labučiu. Puikiai žinom, kad stiprus varžovas, gerai lekia, jau pasiruošėm, nusiteikėm. Ir, turbūt buvo čia toks du dalykai. Tiek Audrius pasidarė klaidelę, tiek gal ne puikiai pasirinkom savo strategiją, sakykim. Slėgį pasitikrinom per anksti šiek tiek, nes reikėjo labai ilgai laukti. Jisai kažkodėl nusprendė, kad jau reikia dalyviam laukti prie linijos. Tai gavos taip, kad turbūt ir slėgis šiek tiek buvo per žemas, su kuriuo nebuvom važiavę ir šiaip jisai mums nėra tinkamas. Lydė nepasidarė gero važiavimo, prisidarė klaidų, o čia jisai tai atvažiavo labai puikiai. Atrodo, kad taip kaip ir važiavo visą dieną, nepadarė absoliučiai jokių net menkiausių klaidelių. Atrodė, kad jeigu būtų Lyda bent kažkokį suvažiavęs, tada būtų tikrai persvara Audriaus pusėje. Na, bet turim ką turim. Mokinamės iš klaidų. Dabar žinom dar vieną klaidą su slėgiu, tai patirtis, bagažas, bus viskas į priekį, vis geriau.